Sveiki, galasim kavašimė peilį. Konveksas. Įdomu tai, kad neretas reiškinys, bet geometrija ašmenys taip užgalasti, kad matomot, ne nuo čia, ne nuo viršaus galasti, bet konveksas. Koroziją nuvaliau, tai aišku, ir pati korozija pažeidė į ašmenis ir valymo metu matyt gali atsirasti kokie. Kaip ir pjauna, aišku, naudotis galima, bet yra paglastai. Laminatas samai, ponai vadina taip, ir vidury avogami. 63-64 paprastai būna tai. Peilis toks paprastas įrankis, ta kalvė kavašimė laimėjusi kažkokį konkursą, ten žemės ūkio ir panašiai, gėlėsi bent anglinis plienas, tai kad nerūdytų mes imsim į vandenį sodas, įpilsim sodus, proceso metu gerai, nesilgai vis dėlto, avogami nelabai, ne taip kaip širogami, ne taip kad žiauriai rūdytų, bet vis dėlto nepageidautini dalykai. Tai. Na ir dar su peiliais netestavom, kiek pamenu, tų Sigma Power Selected 2. Yra keramik pigesnė linija, o čia Power. Akcentas čia padarytas, kad būtų daug abrazyvai ir mažai ryšiklių. Tai gerai dirba ir greitai. Prūtėjom dar, kad 3 cm storė, tiek grubesnė akmenės 1300 padaryta. 3 cm jau 6010 2,5. Aišku, grubesnis jis dėvėsis daug greičiau, tai logiška. Tai va, konveksas, tai kai konveksas galandamas taip, kad tiesiog keičiant spaudimo tašką. Ir sekam, tiesiog jau tais jau suformuotas, tai nesudėtinga. Tiesiog sekam, keisdami, nuspaudžiam aukščiau, truputį žemiau. Keičiasi spaudimo taškas. Tiesiog ir viskas. Tokiu būdu sekam, tiesiog jaučiam. Sekam tai, kas jau padaryta. Aišku, šiaip sudėtingiau, kada reikia pačiam, jei norit perėti iš kokio tradicinio to galandinimo į konveksą jau reikia padaryti. Ir jau kiek lietėsi, išskyrus, aišku, grinderį. Grinderis padės ant laisvesnės juostas. Bet tie visi galandinimo staklas yra, aišku, tie visi ten ataksoidai, jie turi tokius perėjimus specialius, bet tai ribotas tas kampas labai, niekada jis nepataikys į kito, nuimsit be reikalo metalą daug ir tie judesiai tokie ten su tais 2,5 cm, žodžiu, turbūt pažiūrėkit, jeigu nematyti, žodžiu, užtiknusėms. Vandenį tai gėlė labai įkylė, nes jūs kelnu gal pusvalandę šį, bet jis vis tiek gėlė, nepasisotinė mėskai. Nėra visiškai lygus, tai ant debos padariau kasunį tokį, tai niša, tai čia jau nesiryžo, nes peilis labai plonas. Tai čia matosi, kad yra nelygumas. Žodžiu, šiandien padariau, kad ir daug metalų reiktų minti. Galima taip vadinamais fingerstones, piršto akmenims sunkiais. Manau, užteks. Ir gerai, dabar kitą pusę kartuojam tą patį.
Aišku, negausiai legalizuotas plienas, kad ir kietasis palyginus, bet lengvai galandai. O, nu tai geras, iš savo suspendžiją išskiria, nereikia jau niekad kremti, niekad juos neišdėryti, tai gilių žinių įgūdžių nereikalauja. Viską daro teisingai pats. Galima sakyti kokį valandą. Komiksas daug kur yra palyginus. Bark River, pavyzdžiui, Oval Knife, Južny Kriest, Kanžo. Kiek man į galvą dabar ateina. Nes suspendžiai susidaro, tai nelabai vėl suvalgus viską. Aišku, ne paskutinis akmuo čia. Šiaip į smalsumą pažiūrėsim, kas gavosi. Nu, normaliai. Galima tokių nereikliems vartotojams tiktų ir toks variantas. Sekantis 3000 Sigma Power Selected 2. Žinau, viena pusė tik paruošta pas manęs, tai galima paruošti, aišku, bet galima ir neruošti. Ja, tai dabar 3000. Ir kartuojam procesą. Nu, tas vidutinis kietumas. Kietumas vidutinis, nei per kietas, nei per minkštas. Dirba gerai. Yra nelygumai. Neideali geometrija, bet tai čia peilis, aišku, toks nepriemim segmentas, tai pateisinam. Užvarta. Tai pažiūrėt, kaip jauna ir tiek. Nu gerai, nuplovus, aišku, būtų dar geriau. Nuploviau. Ir gerai. Ir gerai, galima irgi naudotis. Sekantis 6000. Matom, tokia nelabai lygia spalva. Ta atrodo grubesnė. Dar net paruošta. Irgi kartuojam, tiesiog viską kartuojam. Jums labai vienodi tokie. Visų reiškiklis toks pat akivaizdu. O aišku, nudažyta, kada tu atskirt, kas yra kas. Bet dirba toks. Na, štai suspendė savo įskiria, tai jau labai gerai. Imi tiesiog ir dirbi, nieko negalvoji. Ir viskas gaunasi gerai. Čia ilgai nereikia dirbti, nes plienas negausiai legalizuotas, nulyginant, aišku, su lenteliniais. Greitai nusėna. Užduotis akmenį nesudėtinga. Alagančia. Mėlynas plienas vadinasi. Pavadinimas iš ant tokį popierį vyniodavau, kad atskirti, kas yra kas. Tai pavadinimas mėlynas. Popierį vyniodavau. Turėtų širogamį baltą. Štai pavadinimas. Plienas jis kaip nemėlynas. Čia rimčiau padirbėsim, kad
tokį užbaigimą laisvai galima palikti. Kaip pažiūrėt, koks bus finišas. Padavis ir linčiau vis. Nuvaliau. Dar labiau nuvalysim. Vaizdas toks. Matom, grendas nėra. Čia gal kalta tikriausiai su kūju. Nu ką, žinau, gerai. Sekantis bus 10 000. Paskutinis. Tai čia berods, kiek pamenu, visa serija iš to ir sudaryta, kitokių net nėra, jeigu neklystu. Nu kągi. Taip matom iš karto. Ima metalą, kai 10 000, tai sparčiai dirba. Principe šitų taufintą kaip ir nereikia, čia reikėtų tik pagalas, nes pavirvat prasmės nėra, nes, nu kaip, nu šiek tiek gal į produktus lengviau skverbsis, ne toks šiurkštus paviršius bus, bet kita įliepiamas, ašmenys nebus tokie platus, turbūt nebus problema. Visur kompromis. Nu, irgi viskas taip pat, šiek tiek suspenzijas įskiria. Gana minkštas, sakau. Žodžiu, viskas kaip ir ko mes ir tikėjomės. Nu, pirmą kartą sugrįtum tas tavo šios jau keletą kartų. Viskas gerai, forma gerai laiko žodžiu. Neturiu šiandien jokių priekaištų, vieni geriausiai kokie matyti, gal net geriausiai, ko gero, galima sakyti, sintetikos. Tai. Nu, maniau, aišku, gal greitesni, bet mirkyti, aišku, nereikia. Tai visi dirbti, aišku, malonios su visais, kuriais reikia mirkytas. Atsakas toks švelnesnis, minkštesnis. Na, o tokie yra visur privalumų ir trūkumų. Švaiginėjame. Taip ir paliksimės. Ant natūralaus kaip ir nebūtina, suspenzija yra. Galbėdu šiek tiek išryškins. Ir plius anglinis plienas jis daugiausia kalbėdai iš anglies gauti, tai ten vanačiai minimaliai. Džiai nekietėja, bet kokiu atveju nusišlifuoja, tai nėra toks didelis skirtumas tarp natūralių ir sintetinių akmenų finišų. Aišku, suspenzija pageidautina šiek tiek, kad vis dėlto išryškintų, kiek jau ten yra tų karbidų, ką žinau, kokie 3%, gal 2. Magna Cut, pavyzdžiui, 7 turiu tame. Lygiarvotas rimtai plienas miltelinis. Chroma tai, nu, jie kaip ir nesiskaito, jie gerą nieko neduoda, jie minkšti, tai duoda atsparumą korozijai, bet jei žiūrėti vanadę, wolframą, tai niobas kai kur pasitaiko. Labiausiai vanadis. Ten žiūrė kolega apie wolframą, kalba, kai jis toksiškas, taip jis toksiškas, jeigu kada su grinderiu dirbi, bet jis kai užgrūdintas, tai jis minimaliai aišku įsiskiria kažkiek tų toksinių medžiagų, bet jis sudaro kietus karbidus ir ten jos tas medžiagas iš jų iškrapštyti nėra taip paprasta.
eksploatuojant tai nereikia bijoti. HAP 40 man turi ten rusiškasis R18. Dar kai kurie turi. Tas pats M390 turi Wolfram. Populiariausias turbūt, ne, iš metalinių plienų, aplamai koks yra plienas peiliams, naudojams. Wolfram vis turi, bet bijoti nėra ko. Galima dirbti su tokia smulkiu finišu, ne visiems pelienai, ne bet kuriam tinka, bet angliniam plienui tai tinka, bet kokiu atveju, nes jų agresijos visada pakanka, kad ir kaip užbaigtum. Toks nėra chromo ir ten pjauna bet kokiu atveju. Na, nuploviau, nuvaliau pagal lastą. Tikėsimės, kad pagal lastą. Gerai, jaučiasi kalbidai, toks kalbidinis pjūvis. Šiek tiek suspendijos buvo, tai viskas labai gerai. Dėkui už dėmesį, iki.